Įmonė Puiki kava pristato patį naujausią šveicarišką kavos aparatą Jura S8 Piano Black. Su šiuo kavos aparatu jūs galėsite pasigaminti net 27 skirtingus kavos gėrimus. Nuo espreso, juodos kavos iki kapučino, latės ir net galėsite pasigaminti net ir saldintas kavas. Ta prasme, saldintos kavos tai yra specialus indelis komplektacijoje. Į šį indelį jūs galite įsipilti įvairiausių rūšių sirupų ir tada pasikeitę kapučinatoriaus angaliuką ir užsidėję šitą indelį, jūs pasispaudę saldintą, kaip pavyzdys va late, jūs galėsite pasigaminti saldintą kavą. Tai yra pieno puta, prabėgs pro šitą indelį su sirupu ir jums gausis saldinta kava. Ir šis napelis tai yra ir kavos išleidėjo, ir kapučinatoriaus, jisai vienu žodžiu kilnojas ir pakankamai aukštai, tam, kad jūs galėtumėte pakankamai aukštus puodelius paimti ir pasistatyti. Turime kapučinatorių, kuriame galima paimti ir pasireguliuoti. Jeigu pasisuksime rankinėlį į šitą pusę, tai gausis tada karšto pieno porcija. Jeigu šičia pasisuksime, tai tuomet jums bus iš pieno plakama pieno puta. Yra lietuviškas meniu, ekranas yra touchscreenas, jūs galite lengvai valdyti jį. Kavos aparatas turi tokias funkcijas, jog darant kiekvieną gėrimą jūs galite pasididinti, pasimažinti kavos stiprumą, taip pat ir vandens kiekius galite pasireguliuoti. Ką mes dar turime, tai mes turime pakankamai didelę kavos pupelių talpą. Į ją telpa net 280 gramų kavos pupelių. Turime vandens talpą, kurią galima paimti, pasikelti ir prisipilti vandens. Arba va taip va, įstatyta ta vandens talpa ir galite tiesiog su kažkokiu tai indu įpilti. Vandens talpa yra 1,9 litro. Kavos tirščių šiukšliadėžės dydis yra 16 porcijų pritaikytas. Taip pat yra Wi-Fi daviklis, norint paimti ir su išmaniaisiais telefonais valdytis kavos aparatą. Taip pat, ką mes turime, tai mes turime pasirinkimus įvairiausius, kur jūs galite, pavyzdžiui, paimti ir pasirinkę, pasispausti mygtuką ir pasigaminti. Taip. Ir tiesiog pieno putą galite susiplakti įvairiausius gėrimus. Taip pat yra funkcija, kur jūs galite kavą gamintis iš maltos kavos. Na, pabandykime dabar paimti, pasigaminti espreso. Matot, galima reguliuotis kavos stiprumą. Kaip pavyzdys, galima susimažinti, galima pasididinti ir lygiai taip pat ir vandens kiekį. Galima pasispausti ir proceso metu paimti ir pasididinti. Jeigu nieko nedarote, tai tada jums bus pagaminamas automatiškas užprogramuotas kavos puodelis. Kavą spaudžia labai gerai. Na va, espreso kava pagaminta. Puta tiršta, tikrai labai geras espresiukas. Dabar va, galim pasikelti ir pasigaminti juodos kavos puodelį.
Rekomenduojamas kiekis 100 ml, bet irgi galite proceso eigoje didintis, mažintis mililitrus. Na va, juoda kava irgi pagaminta. Irgi labai graži puta. Dabar galėsime paimti pasibandyti pieno gėrimus. Tada pasistatome čia po kapučinatoriumi puodelį. Na, ir spaudžiame, pavyzdžiui, kapučino. Taip, iš karto paėmė ir klausė, ar rankinėlė nusukta į teisingą pusę. Taip, pas mus yra rankinėlė nusukta į teisingą pusę. Todėl spaudžiame toliau. Ir mums dabar bus gaminama kapučino. Prasiplatama pieno puta. Ir niekur nereikės stumdyti kavos puodelio, o jisai tiesiog automatiškai paims ir užpils juodos kavos iš kito snapelio. Na va, kapučino pagamino. Irgi labai gražiai puta yra suplakta. Tikrai puikus gėrimas. Taigi, jeigu jūs norėtumėte pasistatyti savo biure tokį kavos aparatą, drąsiai skambinkite mums arba rašykite elektroninį laišką į gediminas@puikikava.lt, pakonsultuosime, papasakosime, kaip dirba plačiau ir tuomet galėsime pastatyti jums šį kavos aparatą jūsų biure. Geros dienos!